Sveikas, čia Virgis, motociklų mokykla LT. Šiame video trumpai papasakosiu apie apsauginius grybukus. Apsauginius bumbulus, kaip vadinami įvairiai. Ant šito R6 yra juodo kapralono bumbulai. Čia kažkokie, kaip suprantu, pirktiniai. Ne kažkur gaminti, jo, čia yra kažkokios firmos specialiai pagaminti tam. Dešinės pusės grybas, matosi, kad jau jisai nubrozdintas. Galim pažiūrėti, kiek jisai apsaugoja motociklą. Ant spoilerių žymės nėra. Kliuvo kojeliai vairuotojo. Čia nėra užlenkę. Duslintuvas irgi nepažįstas. Tai čia matyt, jeigu buvo kritę, tai buvo kritę nedidelio greičio. Tiesa, dar matosi braukimas ant veidrodėlio. Tai čia irgi motociklas nuvirto ant šono ir jisai po to dar labiau. Nes ir ant rankinėlės matosi nubrozdinimas čia. Visa tai, jeigu buvo kritimas, o čia greičiausiai buvo, tai jisai vyko nedidelio greičio, praktiškai vos net vietos. Taip, kitoj pusėje grybukas. Pasuksiu motociklą, kad geriau matytųsi. Tiesa, kaip pasukti motociklą, papasakosiu kitame filmuke. Taip, kitas grybukas matosi gražus. Kažkodėl iš čia sukasi, neprisuktas turbūt, bet jisai įsuktas yra į variklio apatinę ausį. Čia yra viena ausis, kita ausis. Čia pasirinkta šita. Visai matom, kad šitas dalykas vaizdo tikrai negadina motociklai. Toks atrodo kaip motociklo visuma. Kiek kainuoja ir kiek įmontavimas įvyksta? Šitie grybai kainuoja priklausomai nuo to, kokie jie yra. Jie kažkokie firminiai, brandiniai ar pagaminti kažkur vietoje. Targi kainos yra nuo 150 litų. Jeigu ten su kažkokiais anodizuotais, spalvotais aliuminiais, tai gali kainuoti ir 600 litų. Kiek įmontavimas? Įmontavimas čia praktiškai nusipirkus iš katalogo. Jie ateina su visa instrukcija, su visais reikiamais varžtais, tik tai turint noro galim pačiam įsimontuoti. Tiesa, šitoje Yamahoje pačiam įsimontuoti nelabai pavyks, neturint specialios frezos išpjauti skylį. Nes čia spoilerį reikia specialiai išpjauti skylę gražią, kad įeitų tas bumbulas. Tai manau, kad ką žinau, tokia skylė kažkokiam servise iki 100 litų kainuotų įsukimas, sumontavimas. Šitus apsauginius grybukus galima užsisakyti ir motociklų mokykla LT. Čia priklausomai nuo motociklo modifikacijos jie su įmontavimu kainuoja apie 200 litų. Čia būtų pagal, priklausomai nuo modelio ir nuo tai, kiek reikėtų darbo juos įmontuoti. Ar reikia pjauti spoilerius, ar nereikia. Nuo to.